Labutis. Šiandien žiūrėsime įdomią temą. Ką apie tave kalba žmonės? Kas vyksta už nugaros? Ar mums parodys kortos? Taip. Kas tu? Tu stiprus žmogus. Kovoji. Taip, esi stiprus žmogus, galbūt su tavim yra kažkokios tai jėgos, ne? Galbūt tu turi apsaugą. Tai irgi gali būti, kad yra apsauga, todėl kad tu netgi žinai, kad tau nori kenkti, ne? Šiuo metu yra sustabdytas kenkimas, va turim velnę, ne? Šiuo metu yra pristabdyta, netgi nesustabdyta, o pristabdyta. Šiuo metu pas tave viskas yra gerai, nes pristabdyta. Reiškia, negali tavęs pasiekti šiuo metu šitas velnės, šitas blogis kažkoks tai, ne? Ir kol kas turim pilną taurę ir galbūt kažkas neseniai darėsi kažkokį tai valymą arba apsaugą, bet blogis nėra panaikintas. Kažkokia tai reakcija nėra panaikinta, jinai yra tik atribota ir pristabdyta. Ir viskas. Ir dėl to į šitą vietą, neužpildytą vietą, ateina geras emocijos, geras sveikata, kažkokie geri jausmai, gera nuotaika. Toks pilnatvė tokia ateina, šitą vietą. Ir kasgi tau taip kenkia? Dažniausiai tai yra draugai. Draugai, draugės, tai ne giminės, tai yra tie, kurie ateina paplepėti. Apkalbėkim, ką nors šiandien girdėjai, ką sakė, šitą žinai, tie, kur sakė, pasakė šitą, girdėjai šitą, trečią, ketvirtą, tu žinai šitą, man šitą sakė. Tai tie linksmieji, tie tokie tarsi draugai, bet iš tikrųjų jie yra nedraugai. Galbūt jų yra 3, galbūt jų yra pas kažką daugiau, bet pagrindė 3. Taip. Elgiasi jie kvailai, nes jie yra kvaili patys. Taip, jiem atrodo, kad viskas jiem yra po kojom. Ta prasme, kad jie valdo viską. Taip, o iš tikrųjų, kaip yra iš tikrųjų? Iš tikrųjų yra už juos, tarkim, jeigu tai būtų netgi darbinė situacija, už juos yra kažkas aukščiau, kažkokia, reiškia, galbūt vadovė, yra aukščiau, jeigu darbe, nes jinai turėtų jūs apginti, taip, jinai turėtų stoti už jūs, netgi jeigu ir girdi, tas tokias apkalbas negražias, taip, tai ir daugiau darbe. Kalbam, reiškia, apie darbą. Taip, kas dar? Jūs stebi. Taip, vėl, kalbant apie darbą, jūs gali stebėti vadovai, štai taip sėdi tronė ir stebi, Vadovai žiūri į jūs kaip į jauną žmogų, kuris turi daug energijos, reiškia, mokinasi ir yra toks šalto mąstymo žmogus, kuris nepasiduoda emocijom, nerodo emocijas, tačiau dirba taip, kaip yra nurodyta, tiksliai kaip yra nurodyta, Kaip, kad jūs mokat gražiai bendrauti, kad esat šiltas žmogus, kad mokat dovanoti jausmus, mokat galbūt kažkas netgi dovanoti dovanas, galbūt gražias akimirkas mokat dovanoti, Ir galbūt netgi kažkam darbe yra ruošiama dovana, šilta, graži, maloni. Vieniem tai gali būti kaip darbo pasiūlymas kažkur aukščiau, kitiem kaip didesnis atlyginimas, o kitiem išvis kažkokia tai kita sfera, tai yra kaip naujas kažkoks tai pasiūlymas, Pasiūlymas yra labai labai geras, labai pelningas.
sėkmingas, sakykim taip, ane. Žodžiu, jūs valdžia žiūri kaip į žmogų, kuriam tai vertas to, ane, kuris vertas to ir tikrai tai netgi įvertins. O kaip jūs kaip žiūrite tai, ane? Galbūt jau kažkam tai buvo toks pasiūlymas, ane? Galbūt kažkam dar tik laukia toks momentas, kokia bus arba buvo jūsų reakcija. Taip, jūs sakėt taip. Kaip ir viskas gerai, bet galbūt kažkam reikės truputėlį atsiriboti, kad pagalvoti. Tai nėra blogai, tai yra atvirkščiai yra labai gerai, todėl kad galbūt kažkiek šokiruos, ane, ta naujiena, galbūt reikia dar susiprasti, kas atsitiko, todėl kad jeigu tai yra, pavyzdžiui, pakilimas darbe, tai galbūt kažkokias tai kitokias funkcijas darysite darbe, ane, ir čia vis tiek reikia jau pasirengti tam, ane, tai va, kažkas truputėlį turės atsiriboti, kad pagalvoti. Pasidžiaugti su šeima, pasidžiaugti galbūt darbe jūs turit gerą palaikymą, ane, ir jūs kaip tik susitiksit, pavyzdžiui, atšvęsti šitą. Taip, o kažkas eis, tai bus namie didžiulė šventė, ane, kad pagaliau ten mane pakėlė, mano atlyginimą pakėlė arba dar kažką, ne, vat įteisino, galbūt aš pagaliau dirbu jau pastoviai, ne. Kažkas vat pagaliau sulaukė, ne, na, ką galiu pasakyti. Perspektyvos šioj pozicijoje, ne, yra labai geras. Štai taip. Tai bus kažkoks tai gana svarbus pokytis. Tas pokytis tai yra karjeros galimybė. Gana didelė karjeros galimybė. Taip, jinai turi kažkokias motyvą, netgi motivacijas ir motyvą pakilti aukščiau ir įsitvirtinti gerai, uždirbti gerai ir būti vertinamu labai gerai, dar geriau negu buvot. Tai kad, linkiu jums sėkmės, iki.